Jaunim sako, kodėl savo žemę suspaudliuoja. Nu, pažiūrėkit. Užvakar buvo suspaudliuota. Buvo čia lygo, dabar jau va. Sliekai vėl purenana. Jūs neįsivaizduojat, kiek čia pas mane sliekų, va. Pažiūrėkit. Pilna. Pažvėjai kiemė, kad būtų sliekų, čia ir fantastika. O, pažiūrėkit. Va. Kaip sušaudyta visą žemę. Čia sliekiukų rojus. Naktinių sliekų rojus. Nu, nusėmė. Bet dar plonį tai. Bus custom made. Viskas bus custom made. Milimetriuką. Na. Sugrįžom prie vasarname. Geras oras. Darysim viską iš lauko. Apdailą. Nes reikia padaryti tokią pačią. Apvadukai aplink langus. Palangytės. Toks įdomus sprendims. Tai dabar perdažom biškį dar tamsesnę spalvą, nes čia yra originali spalva dažų. Ar impregnanta, bet čia dažyta 10 kartų, čia tik tai 2. Dabar tamsinam, biškį riebinam. Kad būtų panašiai. Va, parodysiu jums vidų. Jau čia šilta, gerai. Kas ir paruošta padaryta. Lubos dar. O čia Hebra pradėjo, kai aš buvau atostogose, bet nedabaigė. Tai reikia šildyti, bet prieš šildą reikia ventiliaciją prasivesti į tualeto, kad čia va. Čia kažkur bus stiklinė per tvarikė, duris. Tai kad čia būtų, eitų, kai ir kakojai trauktų, ir kaip rausies trauktų. Santechniks pajungė vandenį. Čia užsidės faniera, gipsas, apšildinimas. Nors realiai kitur vidinės patalpas tarp patalpų nėra vatos, įdomiai. Va čia va, tarkim, nebuvo čia jokios vatos. Bet gal dėl to, kad negyvenama patalpa. Čia skylį išdidinam, nes bus veranda didesnė. Ir vat, kas man keista, šiai dienai Lietuvoje dar to nėra, bet va Danijai, aš jau atrodo esu pasakojęs, matot, eina vamzdis šlangutėje, plastikinis, čia va susimauna. Ir jeigu gyvenime būtų taip, kad prakiurtų, tai niekad vanduo čia netekės. Jis va čia pradėtų per vidurį podelę tekėti. Čia nežinau kaip iš čia išsisuka. Iš vidaus turbūt išsisuka. Kad realiai jis kažkaip turėtų čia ardytis. Yra taip, kad tu galėtum šitą podelį nuėmęs, tą vamzdį paimti ir prievartą ištraukti ir realiai naują pakeisti. Jis eina nuo pat čia ir eina iki pat va čia. Paskui jis nusipjaus palei betoną ir jeigu trūks vamzdis, o kaip čia jau yra senas padarytas, jeigu trūks vamzdis, per čia vandeniuks pradės bėgti, čia paskui išsibetonuosis ir ateitų ant betono ir tu matytum, kaip sakant, žalos nepadarytų konstrukcinės. Va. Kas čia dar įvyko, durys perkelia, toliau čia išimsim, išpjausim viską, kad daug erdvės būtų šviesos biškį kristų čia. Dedam garo plėvelę. Paskui mes ją čia va prileisim, priklijuosim, kad būtų sandarų, apačios. Čia iš po grindų iškyla plėvelė, už to bruselio eina plėvelė, nu visur žodžiu. Padaryta kiek įmanoma sandariai, nors čia kur jungsi su senu pastatu, tai vėl nežinom, tai tiesiog praleisim ant viršaus jau tą garo plėvelę, kad kažkiek būtų, nes čia tai visai jas niekur nėra realiai šitose va patalpose. Bet gal kaip vasarnami kaip ir nereikalinga, nes man atrodo čia yra specialios tos plokštės, tokios plaušinės. Ir jos biški klimatą, kaip pasakyti, reguliuoja. Jeigu biški drėgmės yra, į save įgeria, paskui po biški atiduoda ir kaip sakant, išgaruoja. Nėra tokio, kad susikoncentruotų, nors čia, kai artėm, atrodo, čia va, tam kamputį buvo biški pelėsis, va, čia matos vos tas kampas, nes čia buvo, nors ne laukas, bet kažkodėl biški pelyje. Bet dabar bus grindų šildyms, tai turėtų būti gerai. Kas daugiau čia iš tokių? Daugiau kaip ir nieko. Čia va bus skalbenkės. Bus skalbenkių užmaitinimas, o šitas bus lauko dušui. Jisai čia vais kažkur, dar nežinau tiksliai. Va, elektros kabeliukus pramėtė, tai
Irgi, vat, kaip išeina, užklijuoja, dar reikėtų, aišku, silikoniuką įtepti. Silikoniuką ir tada uždėti šitą adamperio juostelę. Šie vyrai taip biškiliuoja nelabai, man patinka, kad taip susiraukšlėja, biški paskubėja turbūt. Va, tokie visi plyšiai šiaip negalėtų būti, turėtų būti visur užtrinta gerai. Dėl to kartais jungtis yra geriau prasilikoninti, sandariau ir tada užtepti. Nu čia jeigu padaryti, kaip sakant, sąžiningai. Va, čia langą pastumė, buvo čia įdėtas, užsimanė daugiau į dešinę, pastumėm į dešinę. Kaip ir tokius darbelius visokius. Tūliks pastatyts, kriauklė. Tai aš dabar išsimatuosiu, man reikia važiuoti plytelės užsakyti, neaišku, kiek pristatyms laiko yra. Va. Tiek žinių, tiek darbų. Biški pajudėsim vasarnami, kol chebrytės visi iš atostogų negrįžę. Nežinau, pastebėjau, čia yra ventiliai tokie sudėti, kur fasadas oras eina, kyla į viršų. Ir tada iš čia cirkuliuosi, dar į lauką padarysim, išgręšim irgi ventiliacijas, kad, žodžiu, visur vaikščiotų oras, kadangi palėpė nešildoma, kaip ir čia skaitos tokia pusiau. Kaip aš seną plastiką beklijavau. Tokie įdomus. Papigėja, lietvamžiai. Sureaguoju su plastiku momentaliai. Kaip super gliūvė. Nežinau. Ne mano mielas darbas šitą daryti, bet o ką. Klik, bum bum. Ir tipo viskas. Aš čia kažkaip įdomiai neįsistatė. Nestova. O, blem, nieks nesilaiko. Melagiai. Amba ką kreivai įsidėjusi. Bet čia tai vėjelintė prisukta, aš nieko negaliu padaryti. Čia nebent kažką reikia kaišios biškelį, bet kokia nesąmonė, ne? Nieko nepadarysi. O, seni šitie. Lietskardė senas. Kreivas, šleivas. Na, pačios kai žiūri, tai nesuprasi, kad šis toks nuvirtęs. Čia iš viršaus labai baisiai, kai labai arti ir kai tu labai žinai. O taip, kai žiūri. Ir kaip ir. Nu, nuoliduks ir centimetras su centais per tokį atstumą. Čia 2,5 metro. Manau, bus geras. Čia. Irgi tas pats. Labai nesinori daug daryti, kaip kanalizacijos vamzdį. Tai ir vienaip galvoju, kad taip galvoju, kaip čia padaryti, padariau šitaip. Čia įleidau tą. Iš pradžių galvojau gal tiesiog iki čia lietos padaryti, taip nupjaut, bet padariau šitaip. Ir kai lituosiu stogą, čia užleisiu ruberoidą va taip, kad čia grūskės vandens negautų, nors jeigu čia ir gaušiu, jisai bėgs tiesiog į lietvamzdį, nes yra papa čia grinai. Kitaip aš jau negaliu čia išburti, išpjovau skylės, o pradėjo lyti. Užsidėjęs lietskardę ir užsilitos ruberoids ir viskas. Va. Gali čia būti. Išvalom lietvamzduką nuo purvinų visokių dalykų. Šiandien tokia trumpa dienelė. Pasiruošimo daugiau. Pjaustimo ir drožimo. Nu va. Lietvamzdienas pajungtas. Nustoja lyti. Viskas ir gera.
rezenam nuo pat ryto. Čia noriu užsisukti iš tos pusės vieną lapuką gipso, kad elektriks kai atvažiuos. Šitas eis čia. Jungtukai bus su toj pusė, aš kaip suprantu. Nes duris darysis čia. Tai šitą gipsą čia negalim sukti, nes čia rozetės turės būti dar. Ten rozetė. Tai tiesiog va šitą vienintelį gipsą užsuksiu, čia visų pagaliukus susukau. Karkasą darom taip pat kaip buvo, kažko išburt labiau negalim. Tai čia bus viengubas gipsas ir tiesiog praeis. Nu gal antrą užsuksiu ant viršaus, bet nematau tikslo. Čia lubas žemintis, dėl to gipsą neini iki viršaus. Nes lubas šita patalpa bus lygia su šita patalpa. O čia nieks nematys, čia padarysim 5 tomais aukščiau. Tai čia suksim fanierą ir gipsą. Čia suksim fanierą ir gipsą. Va. Bus tokie reikaliukai. Tai plans laukia pasibaigti langus aplinkui. Čia jau šitą lankiuką padarė. Čia jau padaryts. Tvarkingai. Galim biškį ventiliacijos palikti, va čia ventiliuojas. Tuo bus sandarų. Ir užsuksiu gipsą čia, šitoj pusėj. Šį čia jau fanierą vakar užsukom. Gipsiuką tik tai mažas promachas buvo iš pono Artūro, kad šitą sieną, kai buvo padaryta, va čia matot, čia ir plačiau, o čia ir biškį siauriau. Ir jungiklis tilpo čia, o dabar jungiklis jau čia neaptilps. Bet aš taip sugalvojau, pasakysiu elektrikui, kad čia įsigręžtų skylę. Tada ateis laidas, dursim čia tenai, jeigu nebus ten kokia pertvarinė, pagausim ir čia išvesim, tada bus geriau ant šitos sienos tada. O, nes manau, senas jungiklis čia buvo. Ne, va čia, mato, šviečia buvo. Senas kažkoks jungiklis, vis buvo panaikins. Ką? Lieka pagalys iš viršų. Šitą įkylį yra... Prie durų. Durų. Viršus. Nu va, apsidirbinėja langučiai. Labai čia darom taip haltūrindami gražiai. Nes tiek, nu, nėra idealiai tas pripjauts. Tai pirmą prisikaliau. Ir tada visur daugiausiai išlindusi atstumą pasimatavau. Tarkim, čia 2 mm. Ir tada taip gražiai su atsuktuviuku. Ant vienutės jisai kabo. Nereikia jokių čia kylių, iš nieko. Nes čia užsidės balentutė ir susikals tas su to. Ir jau čia niekur nieks nedings. O vienutė tarnauja dabar kaip kiliukas. Va. Čia jau pasidarė šitą pusę visą. Čia visur yra ta kvėpuojanti juosta uždėta, neprapūstų. Silikoniuks apačioj. Nelabai man šitą reikės paskui užvaryti. Kad neįpūstų, jeigu lietus lytų. Bet visur skirtingai padaryta labai. Nežinom prie ko sekti. Čia tai taip langas pasidarė, apsidirba ir viskas. Nes čia tarkim ir palangė. Čia mes nedėjom palangės, kadangi nuoj pusėje nėra palangės. Čia, pavyzdžiui, pažiūrint šitą namą. Čia irgi nėra palangės. Ir nein suprasti. O, išplyšė čia. Reiktų pakarliuot, patvarkyti, jeigu prašys dažyti. Čia tokia vieta, saulės mažai gauna, vat ir langai kenčia. Saulės nėra, augalų milijonų, čia išpjaučiau velnioptas visus rododendrus, pievą gražią pasidaryčiau. Va čia krūmynai, bet negal kišti, sakė. Ošvienės ir nams. Čia ir palangė, čia nėra palangės. Skirtingai padaryta. Dar haltūrinam. Pasitepam čia iš karto biškį viršūnėlę, kai ištrikšta. O. Ir čia pasitepam. O. Ir šiaip čia apačiais irgi tepiau, kad jeigu vanduo palystų, kad nu, čia kampą nepūdytų, čia išbėgtų per šoną. Susukinėjom fasadą su tokiais gražiais varžtukais, parodysiu jie, nu, galus čia iš tikrųjų. Čia kur matysis, tai nesuksim, kalsim, minim. Tokie varžtai, jie patys savisriegiai, pasidaro takelį. Ir sriegis paskui kit pusę nuo pusės varžto. Galvikės mažas, sėstiek dėsis kampukas, o čia visur kalsim su kazilinėm vinim, nes pats namas ir sukaltas tokiam. O, kazilinis vinis. Kad labai nesiskirtų, mes turim taip pat padaryti.
Spalva beveik vienoda palei kamerą žiūrint, tik tai ta blizga, o tai ir tamsi, nes jau pasenus keli metai. Čia aš jums nefilmavau, bet čia iš apačios ir tarpas. Ir uždėtų tokie metalai. Nežinau, ar matas, kad žirkučiai neįlyso, kad oras eitų. Nu va, visio. Ir taip pat kaip ir čia tai nėra tarpo. Nežinau, iš senų laikų čia padaryta tiesiai prie betoną. Bet ir kaip ir. Saka, im penzelį, įmaliavok pats. Biškiek bent jau užgruntau, tvien kartą. Kad būt gražia. Tarara, kam stovėto, gal užmaliavoti. Ledėlis. Maliuris Lietuvos. Maliuris, kas čia? Mat svarsts. Tep. Na, išsikrauna mašinai nereikalingus dalykus, kad namo eitų šiom kišenėm. Praktiškai viskom pasidarėm. Latakiuks veito. Prisukts. Ten reiks biškį suhaltūrin, bet niek tokia. Padarysim. Va, labai puikiai. Sienas nudažytas. Op, va tai padaryti. Gražia. Čia gražia. Viskas padaryta. Reiks tik tai nudažyti dar. Gal biškį pasikriliuotas skilukės. Kampuką sudėti. Čia kampuks įdėtas. Nu, kaip čia buvis. O, gražiai. Pažiūrim iš toli šį čia. Gražiai. Pažiūrim šį čia. Papūsi kažkur tai. Į tą pusę, ne į tą pusę. Į gatvę. O. Sulis, sutronys į žemę sulis. Čia dar kasim, tai čia. Na pusk, saniaukai tašė. Na. Trūks tik tai raberoidą, lempų ir gražias terasas. Terasą jis paskiau, čia tokia didžiulė. Žūkt. Reiks daryti, prisiminti karkasą dvigubą. Nežinau, dar polius gręžti, negręžti, laidą įniso kanalizacijos, tai reiks gražiai sikas pasibetonuot musę. Nu visio, geras darbelis. I like it.